Kai vaikui 2 ir jis vis dar nekalba, ar tikrai verta toliau mokyti tarti gyvūnų garsus au au, mumu, miau miau? Manau, kad ne. Todėl ir sukūriau tokią priemonę, kurios pati labai norėjau ir ilgai ieškojau. Emocijų kalba skirta tam, kad vaikas greičiau pagautų žodžių prasmę ir pradėtų juos naudoti čia ir dabar. Č, fu, stop. Ate. Tai tokie žodžiai, kurie padeda susikalbėti, o ne tik pavadina paveikslėlį. Priemonė tinka nuo 1,5 metų, kai vaikas nekalba, arba kalba, labai mažai, kai sunku su kalbos supratimu, sunku su komunikacija, intonacija ar emocijų raiška. Tad jei ieškote paprasto būdo, kaip per žaidimą emociją pavirsti žodžiu, likite su manimi, tai parodysiu, kaip visa tai veikia. Sutikite, kad daug prasmingiau, kai vaikas sako fu ir mes iškart suprantam, kad jam kažkas nepatinka, arba ne, ir vaikas aiškiai parodo, ko nenori. Ir būtent tokiems pirmiesiems žodeliams ir intonacijams ir sukurta šita priemonė emocijų kalba. Ir tai iš tikrųjų yra ne šiaip kortelės. Tai yra pirmoji komunikacija, kai kalbos dar nėra ir visiškai nesvarbu, kiek vaikui yra metų, 1 ar 4, ir ar jis turi raidos sutrikimų ar ne. Nes tokius jaustukus kaip štiš, va, oho, mes patys naudojam visą gyvenimą, nes jie daro mūsų kalbą tokią gyvesnę. Ir tai nėra vien tik vaikiški žodžiai. Taigi, rinkinį sudaro 70 kortelių, 35 va štai tokios didelės ir 35 mažas. Ir priemonė, kaip minėjau, skirta įvairaus amžiaus vaikams, kurie dar tik pradeda kalbėti. Tai yra kalbėjimo startui. Taip pat priemonė gali ir turi būti naudojama foneminės klausos vystymui, intonacijai, gebėjimui moduliuoti savo balsą ir atpažinti intonaciją iš klausos. Pavyzdžiui, štai yra kortelė, mergaitė sako č, ar ne, priekyje yra matomas paveikslėlis, o kitoje pusėje parašyta, koks tai gestas, koks tai garsas, kad būtų aišku, kad būtų lengviau suskirstyti, tos kortelės yra padalintos į 4 pogrupius ir kiekvieno jų kortelės yra pažymėtos skirtingomis spalvomis. Tai oranžinė, rožinė, žalia, mėlyna. Taip iškart matysite, kuriai temai priklauso kiekviena kortelė, jei jos kartais jums susimaišytų. Pradėsiu nuo kortelių, pogrupio, gestai ir kūno kalba. Ir mes čia pirmiausia patikriname, ar vaikas moka surasti tokį pat. Pažiūrėk, šita tinka? Taip. O šita tinka? Taip, tokia pat. Ir čia galima treniruotis ir pasimokyti pasakyti taip ir ne. Pažiūrėk, ar čia tinka? Ne. O šitas tinka? Taip. Ir mes rodome paveikslėlį, judesių įgarsiname ir pradžioje pakaks, jei vaikas imituos ten tylomis, nemėgdžiodamas garsų. Vėliau patikriname, ar vaikas supranta gestą ir pagal jį suranda tinkamą paveikslėlį. Tai galima padaryti taip. Išdėliojame prieš vaiką korteles ir sakome, parodyk prašau, kur mergaitė sako fu ir rodom. Ir vaikas turi parodyti. O kur mergaitė daro parodo. Ir tokiu būdu aktyviname natūralius gestus, atkreipdami dėmesį, ar vaikas supranta, kokios kortelės mes prašome ar ne. Jei vaikas pagal gestą jau atpažįsta paveikslėlį, pereiname tik prie žodinės informacijos, nebesufleruojam gestų. Ir sakom, parodyk prašau, kur mergaitė sako č. Vaikas rodo ir jį pavyksta irgi sako č. O mažos kortelės yra dubliuojamos grįžtamojo principo būdu. Parodysiu pavyzdį. Prieš vaiką guli didelės kortelės, o maži dublikatai tų didelių kortelių yra mūsų suaugusių rankose. Pasiemam vieną, vaikui nerodome ir sakome, pavyzdžiui, aš turiu kortelę, kur mergaitė rodo ate. Parodyk, kur pas tave tokia kortelė?
Vaikas išrenka, mes pridedame savo kortelę ir taip jis įsitikina, kad pasirinko teisingai. Ta pati galima daryti, kai sakome ir jau gesto nerodome, o vaikas tik klausosi. Ir tai puikus būdas perkelti dėmesį nuo žiūrėjimo į klausymąsi. Paklausyk ir parodyk, kur mergaitė sako fu. Ir vaikas parodo, o jūs aprodote savo kortelę ir vaikas įsitikina, kad padarė viską teisingai. Antras pogrupis – jaustukai holofrazės. Holofrazė tai vieno žodžio frazė, kai vienas atskiras garsas ar žodelis, ten mama, reiškia pilną prasmingą sakinį. Ir holofrazės dažnai lydi gestai ir intonacija, kurie padeda suprasti vaiko norą ar mintį. Pažiūrėkite, čia kortelės skirtos foneminės klausos lavinimui. Prieš prašydami vaiką pakartoti šios garsus, įsitikinkite, kad jis supranta juos iš klausos. Atkreipkite dėmesį, čia yra tas pats garsas A, bet jisai ištariamas skirtinga intonacija. Na, sakykime, čia mama dainuoja a, o čia berniukas nusivylęs, nes ne tą gavo. A, o čia mergaitė čiuožia nuo čiuožyklos, džiaugsmingai jinai nusileidžia. Ir dabar pasiūlykite vaikui atspėti, kurią kortelę jūs dabar įvardijate. Yra visos 3 padėtos ir sakom, paklausyk. Kur tokia? Parodyk. Vaikas ieško. Taip, teisingai. Šios kortelės tinka vaikams, kurių kalbinės galimybės kol kas yra labai ribotos. Kai kurie vaikai tiesiog ištaria tik pavienius balsinius garsus ir negali ištarti jokių garsų junginio. O čia vaikas mokysis moduliuoti savo balsu ir tą patį garsą ištarti įvairiai. Taip pat rinkinyje yra kortelės, kur tariame O. Ir čia žiūrime. Čia O, įkliuvom. O, fejerverkai, mergaitė susižavės. O, rado pinigą. Dar ir vėl. Dirbam analogiškai ir nepadedame visas 3 korteles, kažkaip tai pasakom, ten pavyzdžiui, O, ir vaikas turi iš to pačio O suprasti, kurį paveikslėlį parodyti. Dar lygiai toks pat, tik tais jau yra jaustukas ai, tai čia ai peša, ai kutena ir ai įsidūrė. O trečias pogrupis skirtas intonacijos ir prozodijos lavinimui. Prozodija tai tokia vadinama kalbos muzika, kalbėjimo melodija, kuri apima garsų aukštį, stiprumą, kirtį, ritmą, pauzes ir kurie keičia sakinio prasmę. Štai pavyzdžiui, bitė. Tai tas pats žodis, bet vis kitose situacijose ir jis vis kitaip ištariamas. Ir pabandykite patikrinti, ar vaikas atpažįsta iš klausos žodžius, kurie ištarti skirtingą intonaciją. Ir žinoma, jei jau vaikas gerai kartoja paskui mus žodžius, paprašykite, kad ir jis įvardintų šias korteles bei ištartų žodį bitė skirtingai. Taip pat rinkinyje yra ir dar 3 kortelės, kur yra žodis mama. Ir čia dominuoja tai, sakykime, klaustukas, šauktukas ir tiesioginė kalba. Na, pavyzdžiui, čia mama su akiniais, vaikas nustebęs mama. Čia vaikas draugui rodo fotografiją, sako mama, mama. Ir čia susižalojo kelieną, mama! Ir panašiai su bitė. Bitė! Taip, nes nutupė ant rankos. Mamos klausiam, bitė? Ir pati pasakoja, va, bitė. 4 pogrupis tai emocijos ir joms priskirti jaustukai. Yra po 2 korteles su tuo pačiu jaustuku, kad vaikas galėtų iš intonacijos jas diferencijuoti. Ir kodėl svarbu skirti intonacijas? Tai svarbu ne tik emocijų atpažinimui. Intonacijų skirimas tai yra tam tikra akustinė savybė, kuri paruošia dirvą
foneminiam suvokimui ir skyrybos ženklams. Na, pavyzdžiui, čia yra ei, negriauk, ar ne, ir čia ei, kviečiam. Ir mes rodom vaiko, prašom pasiklausyti ir parodyti, kuri mergaitė dabar pasakė ei, ir vaikas turėtų parodyti. Dar vienas žaidimo variantas, kaip galima panaudoti šią priemonę, tai, kaip ir minėjau, atpažinti emocijas pamokyti. Ir pridedame čia daugiau kortelių ir prašome vaiko, yra tokia užduotis, iš visų kortelių surask, kur mergaitė pyksta. Ir vaikas žiūri, suranda, parodo. Arba kur mergaitė liūdi, kur džiaugiasi. Jei vaikas turi kalbos suvokimo problemų, tai darbui pasirinkite tokius žodelius, kurie pagal skambesį labai skirtųsi vienas nuo kito. Nu, kaip pavyzdžiui, ten ei, ate, č. Ir vėlgi padedame korteles priešais vaiką ir pasiūlome atspėti. Žiūrėk, aš turiu kortelę, paklausyk ir surask. Kur tai? Jei vaikas negali parodyti, jūs apverskite savo mažąją kortelę, įvardinkite dar kartą, sako, tyliai, netriukšmauk. Tai kur tokia kortelė? Štai, taip, teisingai. Bet geriau kiekvieną kartą stenkitės pasakyti taip, kad vaikas atpažintų žodį būtent iš klausos. Taigi, žaidimo galimybės beribės ir tinka praktiškai visiems vaikams, tiems, kurie nekalba, tiems, kuriems sutrikusi balso fonacija, dizartrija, prozodija, foneminė klausa, tiem, kurie turi komunikacijos sutrikimą, kalbos suvokimo problemų, elgesio ir emocijų sutrikimą. Ir nuo 2 metų kalbos aktyvinimui, pirmiems žodžiams, aš labai rekomenduoju naudoti nebe gyvūnų garsų pamėgdžiojimus, o būtent tokius paprastus, trumpus žodžius, jaustukus, kuriuos vaikas galės naudoti iš karto kasdieninėme savo gyvenime, bendraudamas ir išreikšdamas savo emocijas. Taigi, vaizduokite, rodykite gestus, mimiką, įvardinkite emocijas, pirmosius žodžius ir aš labai tikiuosi, kad darbas su šita mano priemonė jums suteiks daug malonių akimirkų. Jeigu norit daugiau tokių praktiškų idėjų, skirtų kalbos aktyvinimui ir komunikacijai, prenumeruokit mano kanalą. O komentaruose parašykite, ar jums ši priemonė įdomi ir kokių priemonių jums apskritai trūksta, kai jūs žaidžiat ar dirbate su mažu vaiku.